7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kas lėmė? Tai manau mūsų koncentracija nuo pat pirmų minučių. Nežinau, tikrai labai intensyvios rungtynės. Žinom, kaip Valencija moka ir mėgsta bėgti, tai tikrai iš šių rungtynių dar labiau pasimokysim, nes tikrai gavom labai daug lengvų taškų antroj pusėje, kai tas pats Padryla lygiautina, aš irgi vos nepasigavau, bet numušiau kamuolį, tai tikrai sunku buvo. Bet nežinau, tai gale rungtynių, manau, galbūt mes labiau norėjom, nežinau, tiek offensive reboundai 16, tiek visų žaidėjų ant žemės tas daivinimas, tai parodo, kad norim kovoti ir laimėti šitas varžybas ir tikrai visi iki vieną atidavė viską, tai nežinau, tai labai džiugu, kad laimėjom. Ąžuolui praėjusią savaitę buvo galbūt šiek tiek lengvesnės, tos pergalės pasiektos lengviau, dabar viskas buvo labai atkaklu. Kaip tokios rungtynės grūdino dar šį Žalgirį, kur vis tiek tai yra tik pirma sezono pusė, kiek to užsigrūdinimo ateina iš tokių akistatų? Nežinau, aš naujokas, aišku, bet nežinau, tai vis tiek dar galim vadinti, kad neįpusėjo net sezonas, tai vis tiek bus tų kalnelių, bus blogų rungtynių, bus gerų rungtynių, bet kol kas, nežinau, daugelis yra gerų rungtynių ir tikrai, nežinau, kaip komanda visi geroje emocijai, visi pasiruošę dabar kitom rungtynėm, jau galvom apie kitas rungtynės, tai nežinau, taip diena po dienos koncentruojamės, nežiūrim per daug į priekį ir manau, tas labai padeda, nes tikrai visi žaidėjai susikaupę ateina į treniruotės, iš visų jėgų duoda viens kitam, tai tikrai smagu. Lyg ir buvai palikęs suolą trečią gale, grįžai ketvirtam kėliny, kas ten nutiko, kokios problemos? Nežinau, kažkaip po baudų metimų pajaučiau biškį skausmą, tai nežinau, pasikeičiau, nes tiesiog gal galėjau 90% žaisti, bet ne 100%, tai tiesiog išsėmiau, kas gali mane pakeisti ir žaisti visų pajėgumų. Na, jau pasižiūrėjau, nieko, manau, rimto nebuvo. Tas skausmas čia peties ar kitos kūnas? Nežinau, kojai kažkur. Čia čiurna, pėda, kas ir kelias? Tai jo, kažkur kojai. Bet paskui... Čiurna arba aukščiau, nežinau pats. Bet kai grįžai, tai galėjai dar žaisti, ne? Buvai pasirengęs. Jo. Kalbant apie tos dėjimus, laukiam vis to posterio, nes Milagičius nepavyko įklijuoti, dabar Puerto irgi nepavyko. Kada sulauksim? Tai sulauksim, nežinau. Labai daug dirbu gynybai, stengiuosi dirbti gynybai, paskui žiūriu, neužtenka, jeigu pašokti. Tai ką dabar tai subaudavo, bet gal per toli atsispyriau, vis tiek iš to greičio, manau, ėjau, ten apsisukau ir kol kojas nesustačiau, tai nežinau, to balansų gal pritruko, bet subaudavo, įmečiau baudas, tai žiūrėsim, bus, bet nežinau, kiekvieną sezoną būna visur. Čia antras kartas, kai pradėjo rungtynės starto penketą centrų žaisdamas, abu kartai ko susiję, tai kad labai gerai gynybai pradėjo. Aišku, taškų nepraleidas nei šiandien, nei prieš Virtus. Koks yra tas penketas su tavim starto penketą, ką tu tavo akimis duodi gynybai, ypač Žalgiris būdamas penkto? Tai priklauso, nežinau, ne vien dėl manęs mes čia gerai praėjom, nes visi įsijungia, nes aš galiu apsiginti užpult yra, kas užpuola pas mus. Bet nežinau, tai mano tas pranašumas, kad galiu išsikeis gal ir, nežinau, stengtis atstovėti. Priklauso nuo žaidimo plano, koks yra planas, bet šiandien, nežinau, planas buvo mažiau duoti jiem verštis, nes tikrai mėgsta verštis. Tai manau neblogai, apart tos baudos su trajeku tai padarėm, o šiaip tai neblogai, manau. Gynyba, tai... Dar viena tokia truputį iš kitos operos tema vakar paaiškėjo, kad vis dėlto bus Lietuvos rungtynės su Britais. Artėja tas langas, ar laukia kvietimų iš Rimo Kurtinaičio, ar jeigu sulauktum, ar norėtum žaisti, jeigu būtų galimybė, nes dabar tas gali parką aš tai sustumti. Taip.
Dar Ąžuolui vienas klausimas užsiminė, kad komanda žiūri iš vienų rungtynių į kitas, būtent stengiantis neakcentuoti, kas bus žaidimo po kelių savaičių ir labai tai dažnai kartuoja treneris Tomas Masiulis. Ir būtent toks požiūris, toks mentalitetas ir tokios tos vertybės skiepijamos ateina iš trenerių pirmųjų ir kažkaip ir visoje komandai toks požiūris yra natūraliai. Nežinau, aš jau nuo seniau taip suprantu ir žiūriu, bet manau visi čia esam profesionalai ir labai patyrusių žaidėjų, kurie žino dar daugiau ir jie taip sako, tai vadinasi, taip reikia, bet kad ir kaip tai sunku, nesam viduriniai, žinom, kad į Dubajų skrisim į Graikiją, bet dabar Nevėžis, turim susikaupti Nevėžį, tikrai nenuvertinu varžovą, kaip sako. Pritruko 2 raundų iki dvigubo dublio, pats sekei tos skaičiukus, žinojai ir kiek gal apmaudu, kad nebepavyko dar užsifiksuoti. Ką žinau, sakė, gerbiamas direktorius sakė, lipti ant lentos, tai stengiausi lipti iš visų jėgų, tai nežinau, nes po 2 neturėjau beveik raundų, man atrodo. Tai nežinau, nulipau ant lentos, draskiausi ir gausi. Bet gausis dar 10 tikrai. Dabar dėl to skausmo taip su nerimu išeini iš rungtynių, ar viskas tvarkoja? Ne, manau, tvarkoja viskas. Laimėjom, laimingas.